Gyvena kartą Aurė. Aurė buvo pasipūstis bachūras, turėjo vieną kambarę būtą su mama, tėvas bendrabučio pirmininkas buvo, po to, kai numyžo Raival barakų į sienas visas numyžo. Kažkada išvarė į parduotuvę cigarečių ir nebegrįžo. Va, Aurė liko vienas, turėjo rūpintis šeiminiškais reikalais. Jau 15 metų metė školą, nes zaibal nahui. Turėjo svajonę dirbti kažkur, kai sulauks 18, gal net baigti vidurinį išsilavinimą. Tai va, Aurė žodžiu plėšė navigacijas iš mašinų, tada atsisėda metams už visokią plauką bispridėlus, kai babinės su pėliu pajudėjo vienu kartu per daug, nežinau, tada karotė tos blėkasnikės, kai blėtės kurva mentams sako, Uberį jau atsiūda, susiemė, išvežė, nu čia jau ne man spręsti. Tokius reikalus realiai, va, šios istorijos daly, Aurė jau 27, turėjo merginą Aurė, kuri buvo 14 metukų, kuri buvo sužavėta Aurės Audi markės automobilių, klasiokiam galėjo girtis, kad visur vežioja. Karts nuo karto reikėdavo 14 metį atkrojant vartus, leist Aurį įsmeigti peleką. Ok, moralas toks, nebūk Aurė, būk normalus.